Mes jį radome. 3 mėnesius dingęs. Kitam mieste pasislėpęs buvo. Paėmėm mes jį, atsivežėm į patalpas. Ką toliau daryti? Klauskit. Jei nenorės kalbėti, priverskit. O jeigu kalbės, tai klausinėkit toliau. Jėzus, mano, satam šviesom. Kur vlogas? Ką? Sakau, kur vlogas? Ką žinau, tai bus. Reikia laiko. Kada? Nežinau, tai turiu idėją. Nufilmuoti tik tai reikia. Na tai ir всё, filmuoji. Nežinais. Turėtų būti gerai. Tas. Kas čia? Scenarijus? Vlogo scenarijus, okei. Tas, okei, čia aišku. Čia nėra kas veikti. Gerai, lengvai čia. Mikrofas pajungtas, kamera rolina. Okei. Tai sveiki atvykę į... ne, jeigu rimtai, tai žodžiu. Jo, dingau 3 mėnesiam iš YouTube'o, nieks nežino kur, kodėl nebekeliu vlogų. Tai esmė, nauji mokslo metai, pradėjau studijuoju video kūrybą, 1 kursas, dabar tik tais pradeda, naujas miestas, atvariau Vilnių, gyvenu bendrabutį, tai žodžiu, tiesiog studijos, naujas miestas, naujas pažintis ir tarakonai bendrabutį. Jo, žodžiu, su tarakonais bendrabutį gyvenu. Nu, tipo sutarėm. Soriukas, kad taip dingau, iš tikrųjų, žadėjau daryt, kurt, kelt ir tiesiog taip jau slydęs, bet grįšim. Dabar, kai jau čiūčiukais važiavau į ritmą, tai atradau laiką ir savo kūrybai, tai galėsim pradėti važiuoti tuo keliu. Nes jau žmonės prieš 2 mėnesius rašė kur video ir tiesiog jokio nėra, taip nėra. You lied to us. Tai teko pradėti. Tai grįžtant prie pagrindinės video esmės, tai su draugė filmavom filmą, trumpametražį filmą. Ir žodžiu, su to filmu sudalyvavom trumpametražį filmų festivalį. Panevėžį Garsas organizavo ir pamatėm skelbimą, tiesiog galvojom, fuck it, davai, filmuojam, nes ar taip ar taip mes žiauriai norėjom filmą nufilmuoti, tai ir gera proga buvo tiesiog tai padaryti pagaliau. Kas nežinot apie filmą, tai eigoje viską papasakosiu ir sekmadienį vakare 7 val. Laukia premjera. Padarysiu savo kanale premjerą, galėsim visi drauge kartu pažiūrėti. I'm watching the movie! Ir žodžiu, tęsint apie konkursą, tai ten sudalyvavom ir nuomonė, tai tiesiog konkursas trash, yra konkrečiai trash. Visų pirma, dalyviai, įsivaizduokit, buvo 26 dalyviai. Mes iš pat pradžių galvojom, kad bus tikrai nedaug dalyvių, ten, nežinau, 7, 8 tipo ir viskas, ir tik tiek tos konkurencijos. Fucking kaip pasakė, kad 26, tai mes tokie, okei, bus ką veikti, bet nuvarėm ten ir iš tų 26 dalyvių 15 filmų buvo tiesiog kažkokias konkrečiai nesąmonės. Vienas filmas buvo apie tai, kaip kažkoks čiuos tiesiog konstravo tualetus. Person fixing broken toilet. Grinai, miesto centre stovi prie namo ir konstruoja prie to namo iš lietvamzdžio kažkokį fontaną su tualetu tipo kriauklį, žodžiu. Ta prasme, tai kas čia per filmas? Žodžiu, mūsų filmas tiesiog buvo tų šiukšlių tiesiog įdėtas vidury. Ir kame esmė, kad žmonės tiesiog nelabai jo žiūrėjo, nes tiesiog ėjo nesąmonės ir žmonės šnekėjo ir buvo išsiblaškę tiesiog ir mūsų filmas realiai liko tiesiog nepamatytas beveik. Prasidėjo mūsų filmas, per pirmas 4 sekundės tiesiog vertinimo komisijos pirmininkas jis tiesiog atsistoja ir išėjo. Ir grįžo, kai baigėsi filmas. Tai aš per pertrauką nuėjau prie jo ir sakau, jūs matėt gal anksčiau tos filmus ir jau esate vertinę, dabar tiesiog kaip smagi peržiūra vyksta. Ne, mes pirmą kartą matom ir dabar vertinam. Sakau, tai kaip jūs galite vertinti filmą, jeigu jūs išėjat vidury peržiūros, tai jūs jo net nematėt, kaip jūs galite vertinti? Tai aš tiesiog... Pasižiūrėsiu, kai turėsi minutę. Alio? Ką tu grįžęs namo prie alaus bokalą pažįsti tą filmą? Tai kai vyksta tokie vertinimai, tai nežinau, ar labai smagu. Prastas ir neorganizuotas tas renginys buvo. Aišku, nesinori vadovautis emocijom, bet manau, tai ką pasakiau, tai nėra emocijom
rimta nuomonė. Bet kokiu atveju buvo žiauriai smagu. Vien tas faktas, kad mes savo filmą pamatėm per didžiulį kino ekraną, kas yra visiškai kitoks pojūtis. Tai prasme, wow. Tai, žodžiu, bet kokiu atveju tai buvo gera patirtis ir geras spyris tobulėti ir judėti prieki toliau. Tai apie patį filmą dabar, kaip mes jį nufilmavom ir kaip viskas vyko. Važiuojam filmą filmuoti. Tai mes pamatėm festivalio reklamą ir galvojom, fuck it, davai, darom, filmuojam tą filmą ir siunčiam. Galbūt kažką laimėsim, galbūt bus smagu. Nes mes ir šiaip jau seniau norėjom filmą nufilmuoti ir tiesiog čia buvo toksai postumis, kad davai, padarykit. Tai pradėjom viską planuoti, surašėm scenarijus. Čia dabar rimtai reikia žiauriai nesuspinti su tais faktais. Nes jeigu mes šiandien nepridaryt nesąmonę. Žodžiu, patys istorijos pamokų nelankėm, Google'as nieko gero nepasako, tai geriausias šaltinis yra baba. Einam klausinėti babos. Suradom aktorius, susieškojom lokacijas. Ir susitarėm dieną, kada galėsim jau filmuoti. Tai ar rytoj pavyksta? Tai pavyksta, nu ką, nevažiavau, aš galvoju nevažiuoti, Belekaip buvo įdomu. Paruošti sceną visą, sustatyti apšvietimą, paruošti mikrofonus, kamerą visą sureguliuoti, kompozicijas tvarkyti ir taip toliau, ir viskas fucking buvo taip įdomu. Ir pats filmavimas, yra žiauriai nerealus jausmas paspausti tą rekord mygtuką, tiesiog, what the fuck. Tas visiškai kitas jausmas nei filmuot gatvį, ten kokią mašiną su draugais ar ten kokią nors dar nesąmonę. Tas visiškai kitas lygis ir absoliučiai tu kitaip į tai žiūri. Ypač kai visi dirbam komandai, ta prasme ne vienas, o keli žmonės ir tu atsakingas ir už juos. Tai tas tiesiog priverčia tave žiūrėti taip čiuką rimčiau ir jo. Filmavom 3 lokacijose ir fucking baisiausias momentas buvo, kai reikėjo grįžti namo ir suklijuoti tas 3 lokacijas į vieną istoriją. Tas nebaisi, kad nesuspintų tekstai, kad tarsi vienoje lokacijai šneka apie vieną ir kitoje šneka jau apie kitą. Ir baisa tiesiog, kad tai nesusijungs. Ir ačiū Dievui grįžus namo, sudėjau visą medžiagą į vieną istoriją ir viskas gražiai susidėjo. Tiko ir nice. Štai taip atrodo filmuko timelinas. Dabar jau, kai viskas yra nufilmuota, viskas padaryta, tai jau yra pamokų, kurias reikės išmokti ir nebekartoti tų klaidų. Tai pirmas dalykas, tai spalvos. Fucking, šiaip žiauriai nedraugauju su spalvom. Nežinau, tiesiog nesiseka. Tai šitą vietą reikės mokytis ir tobulinti skillsus, nes tikrai prastai. Kitas dalykas irgi sound designas. Reiktų įvairovės, reiktų pasimokyti, pasidomėti, kaip jį improvinti, nes tai yra tikrai vienas iš svarbiausių dalykų. Kaip vienas YouTuberis pasakė, kad sound designas yra realiai netgi svarbesnis negu vizualas. More important than that cinematography, you need to be worried about the audio. Bad audio is going to hurt your film so much more than bad cinematography. Ir iš dalies jo, aš jam pritariu. Aš sakyčiau, kad vizualas ir soundas turėtų būti pam ant pam. Tai prasme, kiek jūs laiko žiūrėtumėt šitą video, jeigu garso kokybė būtų tokia? Turbūt net 30 sekundžių nei vienas neiškęstumėt. Tai žodžiu yra dalykų, kur tikrai yra kur tobulėti ir yra labai daug vietas, kur tobulėti. Bet jau kaip gavas, taip gavas. Nenoriu ir apsistoti ties vienu projektu per ilgai, nes tiesiog naujas idėjas, kuris eigoje sugalvoji geriau pasitaupyti kitam projektui ir neuždelsti ties to vienu, nes tu tikriausiai to projekto daugiau gyvenime nebepabaigsi. Tai filmų premjera. Sekmadienį 7 val. Nuoširdžiai kviečiu visus, ta prasme, susirinkim ir tai visi bendrai, draugiškai, gražiai pažiūrim vienu metu tą filmuką. Ir nepamirškit palikti komentarą būtinai po filmų, ką manot, ką pastebėt. Galbūt iš jūsų perspektyvos buvo kokių detalių, kurios galėjo būti kitaip parodytos, pavaizduotos ir panašiai. Galbūt jūs pastebėjot kokių klaidų. Ir tiesiog prašau, pasidalinkit jomis, nes kritika yra svarbu. Ir turiu naują idėją naujam filmui, kuris tikrai bus išskirtinis. Lietuvoje dar nesu matęs tokio stiliaus tipo tokio filmo, tik tais užsienį. Tai tikrai bus išskirtinis ir toks čiučiuko įdomesnis. Tai irgi stay tuned. I cannot wait. Tai laukiam premjeras, bandom grįžti ritmą ir goodbye! Kas man blogai, aš negaliu.